Šilumos siurbliai, oras, vanduo. Komfortas jūsų namuose. Plaukams, odai, nagams. Delta Ball Plus tavo grožio formulė. Kaip pasirodyti Las Vegase ir patekti į slaptą magų pilį Holivude? 2 Guinness rekordų savininkas, iliuzionistas Rokas Bernatonas. O jūs matėte, kai jis pakeitė, matėte? Floristinėme deserte magija, kuris slypi netikėtuose gėlių ir vėlučių deriniuose. Sekmadienį 10. Optikos pasaulis. Matau, girdžiu, gyvenu. Fiklinika. Jordan auga kartu su jūsų vaiku. Užsieika šypsenas nuo pirmo dantuko. Viskas vienoje dėžėje, nuo telefono iki kvepalų. Atidarė Bigbox LT. Gelbėdamas draugo liūtį, jis pasiryžta kovai su tais, kuriems neegzistuoja jokios taisyklės. Rembo. Paskutinis kraujas. Sekmadienį 10 vakare. Naujoji 10 litrų šiaurį krašto oro vaizduotuvė jau čia. Patikrinta klasika, nauja forma, ilgesni, žemesni, silikatiniai blokeliai, Siluro Plus. Beveik 2000 žmonių po prezidentūros langais protestavo prieš naująjį Aušriečių kultūros ministrą Adomavičių. Jisai ką ten kalbėjo, čia visokie kliedesiai. O socialiniuose tinkluose plinta pusnaujio Adomavičiaus šokis prie kubilo. Mes nežinom, kas šitos vyriausybės buratinas. Nepaisant protestų ir kritikos, naujoji vyriausybė su Inga Ruginienė priešaky prisaikdinta. Danijoje jau antras šią savaitę drono išpuolis, tik šįkart ne virš vieno oro uosto, o visoje šalyje. Gaunu pranešimą apie eismo įvykį. Pirminiais duomenimis lengvasis automobilis rėžėsi į stovinčią dujų autocisterną. Įvykio vietoje jau dirba ugniagesiai gelbėtojai. Vaizdas nekoks. Volkswagen markės automobilis kažkokiu būdu sugebėjo nulėkti nuo kelio, perskristi per griovį ir tada taranuoti dujų cisterną. Kur ta vairuotojai? Antroji. Girdi, ką panašiai taip? Sakė, kažkaip sukosi. Ai, čia jį. Avarijos kaltininkė prisistatė moteris. Labą vakarą. Vairuotojo pažymėjimo automobilį dokumentelis. Ne vieną važiavai? Ne vieną draugs važiavo. Sako, važiavo su draugu, nesuvaldė automobilio ir nutiko, kaip nutiko. Kas vairavo? Aš vairavau. Ar jūs vairavo? Kaip čia nutiko, teikit? Paspaudžiau gazą. Iš kur čia parvažiavot? Iš tos pusės. A, iš čia? O čia norėjau sukti, užmetė ir Iš kur važiavot? Į situaciją, kai vairuotojas nestabdydamas ir niekur nesukdamas tiesiog nulėkė tiesiai nuo kelio. Ir greitis turėjo būti įspūdingas. Volkswagen ne tik perskrido griovį, būtų peršokęs ir atitvarą, jei ne autocisterną. O automobilis kino vardu registruotas? Draugas. A čia su kitu automobiliu atvažiavot? iškačiau, kad ar aš tenai buvo nevežtis. Nemažu ką paskui. Taip, čia Volkswagen yra. Gėdinama paskui, kas grės. Nieko, draudimams palai yra, ne? Ir draudžiams kelius ypatingai. Draudimams atlikins. Tau tik protokolėlis bus už Quelle avariją. Belgique da tutto questo si nuova tingi. Patraukė viena Aš iš velgi. detalė, Velgi. kuri leidžia suabejoti, ar Ja? moteris Vieną. sakė tiesą. Tinginio Gal ekspertai. pagal pranešimą, kada eismo įvyks. Nuvažiaisnių kėlį nesuvaldė. Iš dabar tikslinam įvykių aplinkybės. Prie vairuotojo durelių molinga žemė, o toje žemėje batų pado atspaudas. Kur ta vairuotoja yra? Parodyk batus. Parodyk batus. Atsuk galą. Batų. Ką tik ledų ir nenori ledom pagaliukų visokių. Taip pat. Mes tau sėdėjom poziciją išlipimo batai tavo. Ką? Vairuotojai pusėje. Šalia. Jo, šalia. A daug išgėrėsi. Prieš kiek laiką esi vartojęs? Švaland. 5 sekundės kaip balioną. Puti. Ir palietą nutraukit. Palietą. Labai gerai. Du.
Piliečių nustatytas vidutinis girtumo laipsnis. Jei tokioje būklėje vairuoto automobilį grėstų baudžiamoji atsakomybė, teisių atėmimas, milžiniška bauda ir transporto priemonės konfiskavimas. Bet supranti, tu čia nemeluok, kas per greitai čia buvo. Nu suprant, čia aplinkybės, net jūs neprisimeluokit taip, kad paskiau konfiskuosi tą mašiną jums. Galvoju, kad čia su tokiu greičiu čia paprastai mielai norėsi, mergiškam išvairavom. Jo, mergiška. Savo dokumentėlį turi baigti. Autocisternos vairuotojas teigia įvykio nematęs. Išgirdo didžiulį trenksmą ir suprato, kad nutiko nelaimė. Tuo metu mašinoje jo nebuvo. Laukia, kol cisterna bus pripildyta dujomis. Расскажите, как все было. Где-то было времени 12 ночи, я услышал, кто-то въехал. Reikia dar tokį testą atlikti. Čia į kelkrą šteik. 10 metrų į priekį, rankas iš kišenių ištraukit, rankas į šonus. Reikia 10 metrų į priekį. Men, tokia įsivaizduojama linija. Tiesiai nesvirduliuojam. Apsisukam, grįžtam iki manęs. Galit sustoti. Dabar dešinės rankos mažuoju pirštu pasiekit nuosi. Mažuoju pirštu. Kita ranka. Iš 11 atliekit. Aš galvojau, kad vakare. Iš 11:30. Gerai, sėskite į automobilį. Su pirštais nosį palėtė, bet skaičiuoti sekasi švelniai pasakius prastai. Sumes, pavyzdžiui, tą lėksį, kai ko nesvadį padėti. Tai galiu paimti, tai karštai yra. Stebima vaizdo kameromis. Deja, vaizdas neryškus. Kaip čia pasimis, nes kai reiktų slepia. Ką? Degė, papas nemėskanus kambarį. Šlapia buvo visą naktį. Ai, lašėjo. Nu, tai aš sutvarkysim, gerai. Jis toliau. Taip, iš jūsų neprisimės langą, gal jūs atsidaik naktį, iš pat nepo. Gerai. Buvo šilta. Tu sakai, kad tu vairavai. Aš vairavau. Bet tai gerai nesimat, kad tu išlipi iš vairuotojų pusės. Aš tu tai klausiu tavęs, tai kaip čia gaunas? Mašinai pačiu susikytam, sako, norėjom. Nu tai kurioje vietoj susikeitėt? Mašinai. Mašina jau. Matai, ko aš klausiu, tu neatsakai ir pats čia darot. Kuo toliau, tuo painiau. Sako, kad neapsikeitė vietomis. Tada, kad neblaivus draudė ir sveiki. Įvykis užfiksuotas. Dalyvių duomenys žinomi, pradėtas aplinkybių patikslinimas. Dėmesio. Šviesa rodys toksai. Vos suvalė. Neįdomu. Kas planka? Gernika kažkokia. Pasiilgau, ateik. Kaip sekėsi Madride? Ten pavojinga. Džiaugiuosi grįžusi. Kokios gražios. Grožis traukia grožį. Dar kai ką pamiršau. Štai. Per sunkus, kad būtų šokoladas. Tikrai. Vasilė. Tau patinka? Ačiū. Tu atsiimsi už tai? Bent jam. Kas vyksta? Jį pakars. Greičiau. Užtruksime valandą, kol pasieksime frontą. Palauk, kam eiti į tą mūšio lauką? Turiu geresnį idėją. Ei, tikrai ketini taip meluoti savo laikraščiui? Tai ne melas, ne. Tiesa. Marta, aš mačiau karą. Žinau, kokie yra karo tiesa ir kaip ją reikia parodyti. Tiesa bus tokia, kokią parašysiu. O dabar
Šypsena. Ne. Oi, tu juk žavies manim. Spėkas turi bilietus į Bacho koncertą kitą savaitę. Pasinaudoju ryšiais. Mielai nueisiu. Bachas puikus. Nors man labiausiai patinka Šostakovičius, bet sovietai pasodino jį į kalėjimą. Tik žinai, kad nepritariu šiems metodams. Žinau, bet galiu tave paerzinti. Žinau. Teresa, jei mes vėl būtume kartu... Vasilė. Žiūrėk, Danų reporterė bandė tai įsinešti. Sutvarkysiu. Ačiū. Vargšai žmonės. Atrodo, fašistai laimė teritorijas. Jie turi snaiperių. Sužeidė du mūsų. Velnias. Padėkit. Prašau. Darykit ką nors. Marta, palik. Dabar. Ką tu savo galvoji? Nežinau, ką galvoji tu. Svarbi nuotrauka. Išspausdinkit. Įpyliau šiek tiek brendžio į arbatą. Ačiū. Prašau, valgyk. Labai ačiū. Neblogai tiesa. O tu nieko nenori? Ne. Galvoju apie kapą. Robertas Kapa yra pervertinamas. Kaip ir Hemingėjus, ar ne? Visi yra pervertinti, skyrus tave. Aš taip nesakiau. Jau turėjai savo šlovės akimirką, palik ir mums vietas. Oho, tai buvo arti. Vokiečiai. Jis grįžta. Bėk. Dokumentai. Fotoaparatas. Velnias.
kvaila nuotrauka. Šią savaitę sulaikyko TR programėle Klever svogūnai 39 centai, kiaulienos nugarinė 3,99, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Dega! Nebetrakyk skrandžio. Užgesink grėmenį su nuopazu 20 mg. Viena tabletė ir apsaugai nuo deginančio rėmens garantuota visai dienai. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistus vartoti kaip nurodyta. Netinkami vartojami vaistai gali pakenkti jūsų sveikatai. S4 20 mg ilgam užgesina rėmenį, vartojant tik vieną kapsulę per dieną. S4 stiprus smūgis rėmeniui. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Super šeštadienio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Bananai tik 75 centai. Mozzarella sūris su Lidl Plus programėle tik 65 centai. O graikiniai gliaudyti riešutai tik 2,59. Lidl verta. Ar žinai, kur investuos pasaulis rytoj? Financial Freedom Forum sugrįžta su ekspertais, istorijomis ir sprendimais, kurie keičia gyvenimus. Lapkričio 27 diena. Registruokis laisvesforumas.lt. Renginio mecenatas SEB bankas. Sukadžolė palaiko normalią širdies veiklą, padeda mažinti kraujospūdį ir apsaugo kates nuo streso. Green Indoor sausas maistas ir antistres žalžiedžių. Gaukite papildomą 20% nuolaidą sezono naujienoms, mados, vaikų, sporto ir namų kategorijose. Bus.com. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje audio geršai su gysločiu kečime. Mums gera jums rūpintis. Lidl nuo ketvirtadienio. Lietuviškos morkos tik 29 centai. Žaliosios vynuogės tik €1,99. O šviežia pjaustyta kiaulienos nugarinė su Lidl Plus programėle tik €2,49. Lidl verta. Skamba gerai radio centras. Žvaigždžių duetuose lemiamas vakaras. Kuri pora paliks projektą? Studijos žiūrovai, jūs nuspręsite, kuri pora lieka. Karštas vakaras. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Sekmadienį 19:30 per LNK. Optikos pasaulis. Matau, girdžiu, gyvenu. Naujas hitas tęsia geriausios dainos paieškas. Būtų labai didelė garbė su tavim kartu bendradarbiauti. Autoriai, kurie emocijas patirs iki aukščiausio lygio. Žinote, Tegul pašneka kiti. naujas hitas. Šį šeštadienį 19:30 per LNK. Darbinis Patriko ir Vaivos ribas romanas, virtęs karališkomis vestuvėmis. Ne tik, kad bus graži moteris namuose, bet bus stiprus stuburas šeimai eiti į priekį. Ir draugo išdavystė vos nesibaigusi mirtimi. Sumušė į reanimaciją, atsigavau. Bus visko. Šeštadienį 17:30 per LNK. Kai vestuvių diena taip arti. Kaip su tuo taikysis priešiški giminaičiai? O gal dar pavyks išardyti šią trapę, bet aistros kupną sąjungą? Turkiška drama. Jei paviltų. Darbo nebus 15 per LNK. Lietuvos didieji scenos grandai. Kurie sakė, man labai pavydėdavo. Tu turi pravatį mokyklai? Hamekas. Jūs išjudėjome nemėgti mokyti. Būti mažu ne taip jau bloga. Короче, 16 atim 3 yra 10. Nežinau iš kur tu
milijonus dolerių. Rytoj 19:30 per LNK. Naujas dienos serialas nuo spalio 20 per LNK. Tarp Romų išaugusi mergaitė iš tikrųjų yra didžios imperijos paveldėtoja. Ji grįž, įžiebdama kovą dėl valdžios ir meilės. Paveldėtoja nuo spalio 20 11 val. per LNK. Vakarais slapčiausias paslaptis išduos pamėgti TV1 detektyvai, kas iš tiesų lydi tamsiausius nusikaltimus, neturėtos gyvenimo detalės, aistringos išdavystės ar svetimos nuomonės. Vakaro nuovargį iškeis į gerą detektyvą. Kasdien 9 vakaro tik per TV1. Dar vienas prarastas draugas ir painus žudiko pėdsakas. Panašiai medžiotojai. Kokią užuominą spėjo palikti žmogžudystės auka? Gyvenimas slypi smulkmenose. Nusikalstami protai. Darbo dienomis 19 val. Per TV1. Įsilaužimas į namus gerokai sutrikdys priešą. O jie pagaliau sugrįž pas mylimą šeimą. Ar po tiek išgyvenimų jie atsimins tai, kuris gėrė tik kava. Savaitgaliais 15:45 per TV1. Įdomu pažinti pasaulį su InfoTV dokumentika. 17 val. Gamtos karalijos kasdienybė. 19 val. Neįtikėtini gyvūnų įpročiai. O 21 val. Istorijos vingiai ir svarbus atradimai. Tyrinėkite su InfoTV dokumentika. Nuo pirmadienio iki penktadienio per InfoTV. Šeštadienį premjera per BTV. Gudrus vairuotojas pavogė kai ką labai pavojingo. Kas buvo tame automobilyje, kurį dabar visi medžioja? Pavojingas žaidimas. 21:30. Visada veiksmas per BTV. Tikras azartas sukyla, kai pasirodo jie. Visa jėga, visu greičiu, visa savo galia. Narsūs kovotojai be žado panegs ne tik priešininkus. Gladiatoriai. Rytoj 19 val. per BTV. Sveikutės! Biokų. Tikrai sveikas, tikrai gyvas. Užeikit. Terese, čia nauji žurnalistai. Markas Navasas dirba Portugalijos laikraščiuje, o šiedu iš automobilio, kuris subirėjo. Nesubirėjo, buvo subombarduotas. Marta Vonije, La Figaro fotografė ir Henris Hovelas iš New Yorko Herald Tribune, amerikietis. Studijavau jūsų rašinius koledže. Tikriausiai perskaičiau visus. Trumpi, aštrus ir labai įkvepiantys. Bet jūsų stilius keitėsi, tiesa? Na, aš... Kojimas o mums gyvybės ir mirties klausimas. Laikykitės taisyklių, ponia Hovelai. Jos gana aiškios, nebijos. Atsiprašau, o jūs kas? Galiu paklausti? Mes viską praradome per sprogimą. Mums reikia naujų dokumentų. Informuosim jūs apie situaciją. Teks palaukti. Kol kas galime jums duoti fotoaparatą ir juostą, kad galėtumėte tęsti darbą, tačiau jūsų judėjimo laisvė apsiriboja šią apylinkę. Nesiartinkite prie sienos. Tai tiek. Prašau. Ačiū. Prašau. Tai viskas. Jūsų rezultatai. Pirmąją vietą Tomas pataikė 16 kartų. Antras Matijas 12 taiklių, trečias Wolfgangas pataikė 9, taigi šios savaitės apdovanojimas atitenka Tomui Selberiui. Tam taupai vestuvėms, namui
Ne, pikau čia, kad nusipirkčiau šį sunkvežimį. Šią Ispaniją nupirktum pigiau. Dėmesio. Pulkininkas leitenantas von Richthofenas. Lygiuot. Tvarkos, ponai. Tvarkos. Mes patyrėm nuostolių. Piloto klaida. Vienas iš jų bandė išsigelbėti parašiutu, bet buvo sučiuptas ir nugabentas į Bilbao. Kiti du žuvo per automobilio avariją, grįždami iš vakarėlio, kaip jūs tai vadinat. Nepamirškit, mes pralaimėjom didįjį karą. Galbūt šiandien likimas mums dovanoja antrą galimybę. Neimki širdį. Ji tik dirba savo darbą. O aš savo. Taip. Šitas senas šlamštas. Negaliu su juo dirbti. Ar dar bandysi peržengti linijas? Tau juk reikės fotografo. Tu siūlaisi fašistams smart. Arma. Sveikas. Tu amerikietis? Si. Ji man pardavė automobilį, nevažiuoja. Visi Jankiai moka taisyti automobilius, ar ne? Aš netaisau automobilių. Aišku? Ačiū. Ar moka taisyti automobilį? Jis neišeina tau iš galvos, tas ponas Zanobetas. Ne, netiesa. Manau, jis charizmatiškas. Be jokios abejonės. Bet ar jis mūsų pusėje? Jis jokioje pusėje. Klausyk, jis padarė klaidą. Bet jis gali mums padėti su amerikiečiais. Amerikiečiams niekas nerūpi. Nepamiršk to. Prašau, ponia Henry. Dėkui, Nikolė. Henry. Geras. Gerai. Baltas kostiumas, kaip visada. Kada matėmės Marių tarnybą. Marta. Klausyk, aš radau tau leiką, kad galėtum padaryti tai, ką nori. Greitas objektyvas. Turėsi savo į kapos kadrą. Marta? Vasili, konsulas tavo kabinete. Paimkit žurnalisto biografijas. Nesitikėjau jūsų, ponia konsulė. Mes grąžinsim šias bylas. Ar galėtume pasikalbėti asmeninių klausimų? Turite omeny savo brolį? Taip, serė. Ateikit. Jūsų brolis pamatys, kad Sibire šiuo metu laiko daug švelnesnis klimatas. Jis poetas, o poetai rašo apie sudėtingus dalykus. Draugas Stalinas nepamiršo, kad jūs buvote su troskininkais ir viešai atgailavote, tačiau Nikolajus... Ne, serė, prašau, palaukit. Nikolajus to nenusipelnė. Norite išspręsti šią problemą? Taip. Galėtumėte pristatyti revoliucijos priešą. Suraskit man tokį asmenį. O aš pritaikysiu jam nusikaltimą.
Hovelai? Labas, Marija. Klausyk, man reikia kai ką išsiųsti iš šalies, išvengiant tikrintojų. Girdėjau, tu gali padėti. Žinoma, tačiau tai brangu. Gerai. Įtrauk į Marko kambario sąskaitą ir paruošk mano daiktus išregistruoti. Jūs išvykstate? Į Paryžių. Nevykstate į ekskursiją? Ekskursija? Taip, spaudos tarnybos ekskursija. Ne, aš ne spaudos tarnybos ekskursijoje. Sveikas, Henry, vėl sprunki. Pasilik, jie perka mums pietus. Eime. Pone Hovelai, vėl siunčiate į Niujorką kokį nors literatūros kūrinį? Ne. Tai gimtadienio atviriukas močiutei. Pramoginis turas. Aš... Prašau. Būsite mūsų kviestinė žvaigždė. Maldauju.